Laidą pristato Auksinė mintis. Arabų liaudies išmintis byloja. Variklis nuo lėktuvo netoli krenta. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Ar girdėjote, kolegė, naujieną? Artėja vestuvės, kurių dėja ne visi laukia. Tai kasgi čia per veselę, kurios nieks nelaukia? Tai kaip ir kalbėjote, šią savaitę tuokėsi dvi partijos – Tvarka ir Teisingumas bei Darbo partija. Na taip, dabar partija vadinsis Darbotvarkė. Darbas ir tvarka bus Darbotvarkė. Na, kasgi jis neramina, kasgi jums čia nutiko? Bet taigi, laive prasidėjo maištas, ne visi su tuo sutinka, su ta jūsų vadinama naujadarų Darbotvarkė. Ha, nepergyvink, gerai, pauš ir nustos. Čia matai, meilas nėra veselė iš reikalo, taip kad pasirinkimus nedidelis. O ką darys su maištaujančiais? O maištaujančių, žinok, išmetys lauk, bet tikiu, kad jų bus nelabai daug. Šitaip griežtai? Tai žinoma, taigi viskas sutarta. Taigi Darbas partijos vadovybė neprieštarauja kelis kart mažesnės gretas ir įtaką turinčių tvarkiečių užsakytai muzikai. Bet tai pasariesiems atinka atiduoti ne tik naujos partijos, bet ir didmiesčių skyrių vairus ir preliminariai sutarta, kad darbiečiams atiteks Vilnius, o jų partneriams kitų didžiųjų miestų skyriai. Tai jūs norite pasakyti, kad Panevėžys liks tvarkiečiams? Nu, nežinau, kiek bus, bet tariamas šitaip. Da sekmadienį abiejų partijų tarybos rinksis neeilinius posėdžius ir apsitars tas visas susijungimo sąlygas. Bet juk Panevėžyje taip kariauja tarpusavėje partijos. Darbiečiai patys siūlė ne kartą versti tvarkiečius iš valdžios. Ei, klausykitės jūs tenais. Neoficialiom žiniom, kai kuriem Darbo partijos atstovam, reiškiantiem pretenzijas dėl Panevėžio valdžios tvarkiečių, Uspaskichas liepė tiesiog nusiraminti. Tai jūs norite pasakyti, kad partijos pirmininkas gali įsakyti? O tai ko tu misli? Ką čia demokratija tipa? Tai žinoma, Lietuva yra demokratinė valstybė, reikia laikytis demokratijos principų, kaip dešinieji. Kaip kas, kaip kokie dešinieji, kur tu nori pasakyti, kokie dešinieji? Na, liberalai, konservatoriai. Ei, klausyk, liberalai apsikeitė atvirai nuomonėm, tipo demokratiniam, žlugo partija. Negeriu ir pas konservatorius, va. Panevėžio meras pasakė teisybę, ku galvoja apie kolegas kandidatuojančius Seiman. Ir Kubilius pyrė šiknon, sustabdė partiją į narystį. Tai kur čia demokratija? Na, jūs teisi, kolegė. Atsiprašau, su demokratija čia sunkoka, bet visgi. O visgi bus taip. Yra ta meila ar ne, bet veselė bus. Tokia, žinok, jau gilias mūsų Lietuvos tradicijas. Prie Smetonai ženėdavo dėl turtų ir žemės, o dabar irgi dėl turtų, nu ir žinoma, dėl asmeninės subinės saugumo.